Labas vakaras. Būsiu dėkinga, jeigu duosite man ženklą, kad mane matote ir girdite. Ypatingai tie, kurie šiandien dalyvauja konkurse, nes štai aš jau turiu savo gražųjį krepšiuką ir tikrai šiandien bus trys piešėjai, kurie gaus nusipelnytas dovanas. Man labai smagu, kad jūs piešiat ir aš manau, kad ir tie, kurių vardų aš neištrauksiu, gavo savo dovanas, todėl kad kiekvienas neurografinis piešimas yra dovana ir tai visai ne mano nuopelnas, o nuopelnas tų, kurie pasirenka pabandyti ir patirti tą stebuklą, apie kurį klube mes kalbam kasdien. Ir vakar, pavyzdžiui, mes piešiam tokį ypatingą piešimą, kuriame galima separuotis, atsiskirti nuo skaudinančių ryšių. Tai šiandien aš esu šiek tiek tokia pusiau kosminė, nes visą dieną skaičiau stebuklingus pasidalinimus, kas ir kaip vyko. Taip, kad ta neurografika, ji iš tikrųjų labai daug galimybių mums duoda ir labai daug stebuklų nutinka, kai piešiam. Ne tik tai laimėjimai loterijai. Na ką, aš matau, kad žmonės jungiasi, sakau labas vakaras, labai džiaugiuosi, kol prisijungs dar kai kas iš dalyvių, galbūt nepastebėjot, galbūt vėlai parašiau, taip kad, bet mes niekur neskubam, mes galim pasišnekėti. Noriu pasidžiaugti vasarą iš tikrųjų. Rugsėjo štai viena savaitė, praėjo beveik 10 dienų, rugsėjo ir vis dar šilta, ir vis dar gražu, ir vis dar galima maudytis, ir vis dar galima džiaugtis gamta, ir tai reikia daryti. Iš tikrųjų, tai yra mūsų atgaiva dabar, mūsų didžioji dovana, kuo daugiau būti lauke, kuo daugiau vaikščioti, kuo daugiau kvėpuoti. Kaip aš sakau, kvėpuoti grožiu, nes tikrai, jeigu mūsų akis mato kažką labai gražaus, o gamtoje, kaip žinia, tai yra saulėtekiai, saulėlydžiai, tai yra paukščiai, tai yra gėlės, tai yra vandens raibuliai ir visą tai mes galime įkvėpti į save ir tuo tiesiog save pastiprinti labai stipriai, jau nekalbant apie tai, kad liečiantis prie žemės, pasineriant į vandenį, geriant kiekvieną odos porą saulės šviesą, mes tikrai labai stipriai laimingėjam. O niekogi daugiau šitam pasaulyje ir nereikia kaip tik tos akimirkos laimės, o būtent akimirkos laimės, nebandant jos ištęsti į visą gyvenimą, o tiesiog pasidžiaugiant tuo, kas yra gamtoje, tai nutinka lengviausiai. Bet tai ne tik todėl vasara buvo nuostabi, kad orai nuostabus. Vasara buvo labai darbinga ir kai aš sakau darbinga, man visada liežuvis pinasi, nes aš nedirbu darbų. Aš visą laiką darau tai, kas man labai patinka. Tai darbinga ji ta prasme, kad sukurta labai daug ciklų. Ir taip, žinot, jaučiuosi kaip sodininkė, daržininkė, kuri visą vasarą augino, konservavo ir paskui gali dalintis su draugais ir kaimynais nuostabiomis uogienėmis ir mišrainėmis. Tai va, lygiai taip ir aš visą vasarą auginau, kūriau, konservavau pačius nuostabiausius ciklus, ypatingus ciklus, kai kuriuos tiesiog sukūriau iš naujo, todėl kad pati labai užaugau per metus, todėl kad žmonės, kurie piešia su manimi, užaugo. Ir jiem reikia daugiau, reikia giliau, reikia augti, nes mes iš tikrųjų tose kursuose mes ne tik piešti mokomės, galbūt kitaip pasakyčiau, piešti mes visi gimstam mokėdami. Taip kad ten mes ir mokomės ne piešti, o skaityti save, girdėti save, matyti save, jausti pokytį savyje, žinoti galų gale, ko norim ir gauti tai, ko norim. Tai va tokie dalykai kursuose
ir vyksta, o šią vasarą gimė pats nuostabiausias dalykas nutikęs mano gyvenime, tai yra kursas Neurobazė įvadas į neurografiką, tai kas absoliučiai kardinaliai ir iškart keičia gyvenime viską. Gimė kursas Santykiai, tai yra 7 piešimai ne tik apie tai, kaip sutikti žmogų, kaip sutikti su tuo žmogum, žinot, yra toks posakis, jiedu sutinka. Tai yra, kad jie ne tik susitiko, bet jie dar ir sutinka tarpusavyje, susišneka. Ir bandysiu matyti, ką jūs rašot, bet jūs... Klausiu, ar bus įrašas. Aš nežinau, kiek Facebookas išlaikys tą įrašą, nes čia šiaip toks gyvas išėjimas, tai žiūrėsim. Tai va, ir santykiai tai yra, sakau, tas, kad ne tik susitikti, bet ir sutikti tarpusavyje ir, pavyzdžiui, netgi kaip išsiskirti. O esmė yra tai, kad visi mūsų išoriniai santykiai atspindi vieną vienintelį santykį su pačiu savim. Su suvokimu, kas aš esu ir kaip aš save pažįstu, kaip aš save žinau, kaip aš save jaučiu, kiek aš esu sau geras, kiek aš apsaugau save. Tai vat apie tai yra kursas Santykiai. Iš tikrųjų, tai yra didžiulis darbas, kurį padariau ne viena, padariau su klubu, nuostabi komanda, kuri kūrė tą energiją, kuri dabar jau yra užkonservuota įraše ir ją galima įsigyti. Tai va toks va didelis darbas. Dar vienas labai didelis darbas ir tas didumas yra ne sunkume jo, o gėryje, grožyje, gylyje, aukštyje. Tai yra neurometafora, kur aš atskleidžiau krūvą paslapčių apie papildomus dalykus, kaip galima praturtinti neurografinį piešimą metaforinėmis kortomis ir ten dar visokių slaptų ingredientų yra pridėta. Jisai ką tik baigėsi, irgi dar vis vibruoja jo mano kambario sienos, dar vis vibruoja jo mano markeriai ir pieštukai, todėl kad buvo puiku, nuostabu ir tie konservai taip pat ant lentynos laukia tų, kurie vasarą poilsiavo, o dabar jau ilgėjant vakaram norėtų nerti gilin į save, norėtų nerti į neurografiką ir išbandyti. O dabar šiuo metu kaip tik, kol mes kalbam, tai, ką aš sakiau, kad vakar mes piešiam be galo įdomų algoritmą ir tai yra kursas, kuriame mes apskritai vaikštome, kur tik norime į praeitį, norime į ateitį, norime kur tik norime. Taip visai kaip leidžiame savo laisvai skeryčiotis laike. Tai yra kursas Vidinis vaikas. Ir aš apie jį tikrai daug kalbėjau ir yra viena įdomiausių mano studijų sričių, ne tik ta prasme, kad aš studijavau, ką apie tai kalba kiti, bet tai yra mano pačios studijos manęs. Tai yra būtent per tą vidinio vaiko prizmę aš savyje atrandu labai daug dalykų ir labai daug dalykų keičiu šiandienoje. Tai va, jis yra gimimo procese, bet tai irgi bus tai, ką šią žiemą bus galima išragauti. Tai štai tiesiog pasidalinau, kad tie 3 mėnesiai pralekia kaip mirksnis, tai čia neskaitant mūsų pasimatymų nemokamuose piešimuose ir jūsų dalyvavimo paskui konkursuose. Tai man smagu ir tie piešimai ir piešimas visos mano baimės ir šitas piešimas, kurio konkursas vyksta dabar, šypsena ir neurografika yra stebuklas, apie tai, kaip savo nusipiešti stebuklus. Visus šitos piešimus galima rasti mano YouTube kanale, kuris vadinasi visiškai taip pat kaip ir aš, tai yra Dalia Bielskytė ir nieko gudraus aš ten nepridėjau ir nedariau kol kas, nes man kaip ir nereikia. Todėl, kad mano vardas ir yra mano ženklas, taip kad jeigu jūs norėtumėt papiešti nemokamai, jūs galite tiesiog susirasti mane YouTube kanale ir išbandyti, jeigu nesate bandę. O kai išbandysit, ateikit, aš jūs išmokysiu. Nes niekada nemaniau, kad tai pasakysiu, bet man labai patinka mokyti. Ir pasirodo, aš turiu tam talentą. Ir pasirodo, kad nuolat jaučiu tam įkvėpimą. Tai visi geri dalykai vienoj vietoj
vadinasi, viskas yra gerai, vadinasi, einu paskui širdį ir jeigu mūsų širdims pakeliui, tai tada tiesiog kviečiu, einam kartu, matau, mojuoja man tie, kurie jau eina su manimi kartu ir aš jums mojuoju ir ačiū už palaikymą, labai smagu jausti savus kitapus ekrano. Na ir ką, aš buvau pažadėjusi šiandien, suprantu, kad konkurso dalyvius aš truputėlį kankinu, bet, žinot, išeiti va taip į eterį gyvai reikia tokio nusiteikimo, nes tai nėra mano jaukus Zoom kambarėlis, kur aš pažįstu visus, kurie ateina, tai yra vieša erdvė ir tam man vis tiek reikia ir pakvepuoti, ir papiešti, kad aš išeičiau. Tai aš to išėjimu norėčiau išpildyti savo visus pažadus. Vienas iš mano pažadų buvo atsakyti į keletą klausimų, todėl kad tikrai diena mano prasideda tuo, ko aš pasidalinau su jumis, Tibeto gimnastika. Bet paskui sekantis žingsnis yra perskaityti žinutes, todėl kad aš nežinau, kodėl taip yra, žmonės turbūt jie naktį tyloj išgirsta savo tos vidinius klausimus, bet aš labai daug klausimų gaunu naktį. Ir neslėpsiu, kad kartais taip pat yra tylos laikas, kuriame aš galiu girdėti ir save, ir klausiantį žmogų. Bet šiaip vat ryte jų būna daugiausia ir labai būna įdomu, kad yra dienos, kada visi klausimai yra apie santykius, yra dienos, kada visi klausimai yra apie pinigus. Paskutinis klausimų toks topas, tiesiog viršūnė yra savirealizacija. Ir tiesiog žmonės sako, va, kaip tau gerai, tu radai save, tu radai savo vietą ir kaipgi mums dabar savirealizuotis. Tai va, bet ką aš padariau, aš vis dėlto mėgstu visur tą stebuklo elementą, tai aš atsispausdinau klausimus, paskui dar kelis užsirašiau ranka, todėl kad jie atėjo jau prieš pat eterį ir aš nebenorėjau jungti printerio. Tai dabar padarykim tokį nedidelį burtą. Tarkim, 2 klausimus išrinkim, tikėkime, kad būtent tada, kada mes juos kaip gražiai balionėlius paleido telefonas, labai smagu, nežinau, ką aš ten padariau, kažką parodžiau. Taip gal, kad jisai paleido balionėlius. Ar taip parodžiau, nežinau, nuo kažko parėjo balionėliai. Tai va, jeigu jūs sudalyvautumėt, dar vieną loteriją, ar ne, ir išrinktumėt klausimo numerį, čia jų buvo 11 ir aš išsirašiau dar 3, tai vadinasi, iš 14 išrinkit vieną klausimą, tikėdamiesi, kad tas klausimas atsakys į ne vieno žmogaus užklausą ir padės ne vienam žmogui, kiek aš galiu padėti. Aš galiu padėti tik tai tiek, kiek aš turiu patirties ir žinių. Kaip žinia, esu žmogus, bet jeigu jūs manęs klausat, tai aš jums ir atsakau. Va, tai parašykite man, prašau, skaičių. Taip, matau, iš karto pirmas skaičius, kurį matau, yra 7. Ir skaitau. Labai geras klausimas, labai man patinka. Kažkoks prakeikimas. Kai tik man atostogos, taip lyja. Esu nevilty. Man vėl atostogos, kurių taip laukiau, ir vėl lietus. Toks liūdesys, nors verk. Ir taip visada. Visiems sekasi, o man nesiseka. Kiti važiuoja, kur nors puikiai praleidžia laiką, o mane apgyvendina supelijusiam kambarį. Gal mane kažkas prakeikia? Ir žinoma, visada man klausimuose yra paskutinis sakinys. Ką galėčiau papiešti? Tai apie prakeikimus. Mano giliu įsitikinimu nėra tokio prakeikimo, kuriam reikėtų, nežinau, kažkokių tai atitinkamų atgalinių prakeikimų. Jeigu taip jau visada nesiseka ir jeigu taip jau visada lyja, tai aš tik tai vieną dalyką priminti galiu, tą, apie ką mes kalbam visada piešimuose, kad viskas, kas vyksta aplink mus, visada yra atspindys. Ir negalim mes dangaus kanceliarijai nurodyti, koks turėtų būti oras. Negalim mes
iš anksto numatyti, kad kambarys, kurį mes rezervuojam matydami nuotrauką reklaminę, bus supelyjas, kaip skundžiasi moteris. Bet mes visada galime rinktis, kaip į tai reaguoti. Ir labai dažnai, kada mūsų reakcija į vienokį ar kitokį reiškinį, nesvarbu, ar tai būtų lietus, ar tai būtų supelyjas kambarys, ar tai būtų štai pradėjęs loti šuo per gyvą transliaciją. Jeigu mano reakcija bus negatyvi, jeigu aš sureaguosiu ir vėl kodėl visada man, aš pastiprinsiu tą man nemalonų dalyką, kuris nutiko aplinkui. Bet žinot, tas kaip mums patiems reikia nustebti tam, kad viskas pradėtų klostytis gerai. Taip mes galime nustebinti ir tai, kas su mumis atsitiko. Įsivaizduokit, lietus pradeda lyti ir pabandykime įsivaizduoti, kaip lietus tikisi. O dabar jinai nusimins, nes jai atostogos. Ir jūs galvojat, aha, tu tikėsi, kad aš nusiminsiu, o aš nusiausiu batus ir eisiu šokti. Čia aš galbūt šiek tiek taip patirštinu spalvas, bet esmė viso to yra tikrai ta, kad reikia keisti požiūrį. Reikia keisti požiūrį į dalykus, kurie su mumis atsitinka. Ir bet kokiu būdu, bet kokiu būdu. Ir bet kokiu būdu pakelti savo nuotaiką. Tai yra, vis tiek yra gyvenime dalykų, kurie mus gali džiuginti ir tada, kai lyja. Tai yra spalvotas pledas, tai yra skani arbata, tai yra skambutis draugui, tai yra geras filmas, tai yra tai, ką aš visiems sakau nuolatos daryti, tai yra karšta sūri vonelė kojom. Tie smulkus, malonūs dalykai, jie pakeis situaciją labai labai greitai. Visų pirma, mums nustos būti liūdna, pikta ir apmaudu. Net jeigu tai ne lietus, o, sakykime, bauda dėl greičio viršijimo arba dar kažkas. Jeigu mes įprasim reaguoti nestandartiškai, prisimenam neuroliniją, ar ne, kad netiesiai, ne taip, kaip aš reagavau prieš 2 metus, ne taip, kaip aš reagavau prieš 3 metus, o tiesiog visiškai kitaip, pasakyti kažką tai neordinaraus, pasielgti kažkaip visiškai į kitą pusę, kad visas pasaulis nustebtų, kaip keistai aš į tai reaguoju, kad aš pats nustebčiau, kaip keistai aš į tai reaguoju. Jūs nepatikėsit, kaip greitai ištirpsta erdvėj nemalonūs dalykai, kurie jūs ištiko. Bet čia aš jau įsivaizduoju, kaip moteris, kuri klausia, taip, bet mangi nepakeis kambario, nes jis iš anksto rezervuotas. O iš kur jūs žinot? Va čia yra tas įdomumas, kad mes gyvenam galvodami, kad kiekviena situacija turi 2 galimybės. Viena gera, kita bloga, ir dar pusė, kokia nors pusiau bloga. O galimybių yra milijonas. Žinot, viena tokia istorija, man labai patiko istorija apie Bulgakovą. Aš nežinau, ar tai tiesa, bet man vis tiek labai patiko, kad prieš mirtį Bulgakovas savo žmonai, žinot, Bulgakovą, tikiuosi, kad visi žinot, kas nežino, tai žinot galbūt Meistrą ir Margaritą. Tai yra rašytojas mistikas ir štai jo paskutinis noras buvo, kad jo žmona nueitų ant jo kapo jo gimimo dieną, po kažkiek tai metų po jo mirties, ir pirmam atėjusiam žmogui ir atnešusiam gėlių perduotų palikimą, didelę sumą. Ir jūs suprantat, kad tai yra, taip yra kuriami stebuklai. Ir tas žmogus atėjo, ir tas žmogus nežino, kodėl jis atėjo. Jisai nežino, kodėl jisai eidamas nupirko gėlę, jis nežinojo, kad tą dieną yra Bulgakovo gimtadienis. Bet ten sėdėjo Bulgakovo žmona, ištikima jo bendražygė, kuri išgirdo tą prašymą, atėjo ir pasakė, jums palikimas, Bulgakovas jums palieka didelę sumą. Ar tai suma, ar tai ten buvo nuo parduotų jo knygų kažkokia tai dalis. Taip gimsta stebuklai. Ir tie stebuklai gali atsitikti bet kam. Tai yra, jeigu jūsų kambarys supelyjas, tikrai gali būti taip, kad tiesiog ateis žmogus ir sakys,
Žinot, mes kaip tik šitam kambarį dabar norime atlikti remontą, atsiprašom už nepatogumus, bet gal jums tiktų tom jūsų atostogų dienom, dabar koks nors karališkas liuksas, nes kito kambario mes jums pasiūlyti negalim, ar ne? Ir taip gali būti absoliučiai visaip, tik tai mes turėtumėm tai leisti. O galimybės į gyvenimą jos pradeda, reikia padaryti tokį nuolydį, kad galimybės į gyvenimą galėtų riedėti. Ir tai galima pasakyti ir apie pinigus, ir apie sėkmę, ir apie viską. Kai mes pradedam džiaugtis mažais dalykais arba tais dalykais, kuriais džiaugtis nėra taip paprasta, na, pavyzdžiui, lietumi, ar ne? Sugalvok tu, kaip džiaugtis lietumi žmogau. Galima jį nekreipti dėmesio, bet pasidžiaugti, ypatingai per atostogas, reikia išmonės, reikia vaizduotės. Bet jeigu mes atrasim mažą kruopelę ir pasidžiaugsim, tai į tą mažą kruopelę nukryps mūsų sėkmės lieptas ir jo pradės ristis didesnės sėkmės. Taip, jeigu mes pasidžiaugsim mažytę sumą, o nepasakysim, kad jinai nieko nesprendžia, kas iš to, kad aš ją gavau, čia juokas, čia išvis, čia pasityčiojimas iš žmogaus, o pasakyti, kaip gerai, aš už tai galiu nusipirkti 3 kg cukraus. Ir tai yra gerai. Ir tai yra įpročio ugdymas. Kai aš tai pasakoju, tai nereiškia, kad man tai pavyksta. Kai aš tai pasakoju, tai reiškia, kad aš to mokausi. Ir kitas dalykas, kad aš matau, kaip tai veikia. Tada, kai pavyksta, tai veikia. Todėl tiesiog atrasti džiaugsmą lietuje, atrasti džiaugsmą atostogose, kurios vyksta ne taip, kaip mes planavom, ir žinoti, kad jeigu jos vyksta šitam taške ne taip, tai kitam taške jos irgi gali vykti ne taip, bet jeigu jūsų požiūris, jūsų vibracija, jūsų nuotaika bus pakili, tai tas sekantis kitaip bus maloniai stebinantis. Tai nežinau, ar aš atsakiau į klausimą, bet štai taip jisai skambėjo. Na ir dar vieną, ir viskas, ir eisim traukti bilietų, bet aš tiesiog savo pažadėjau 2, tai dar vieną skaičiuką man parašykit nuo 1 iki 14, išskyrus 7, į kurį aš jau dabar atsakiau. Nuo 1 iki 14. Parašykite man skaičiuką. Tegul tai būna to žmogaus klausimo valanda. 11. Gerai. Taip. Tamsoka man kažkaip jau vakarais sutrumpėjo, ar ne? Galima pasidžiaugti, kad dabar kaip tik taip pats metas žvakiams, nes vasara kažkaip tai buvo karšta ir jų visiškai nesinorėjo. Ką, manau, kad į tą klausimą aš atsakiau atsakydama apie lietų, nors kai ką, kalbėdama apie lietų ir apie atostogas, aš neatsakiau į klausimą, o ką man nusipiešti. Tai noriu pasakyti, kad topinis variantas, nepavedantis ir pats nuostabiausias atostogoms, būtent atostogoms, nes ten piešti tai viską, pradedant visais neurobazės piešimais ir pradedant laiko linijom. Ir pagrindinis dalykas, kurį reikia piešti atostogom, tai yra farvateris. Jau dabar girdžiu, kaip linksi galvom ir caksi liežuviais tie, kurie bandė, nes iš tikrųjų farvateris yra tai, kas sukuria tam tikrą gyvenimo laikotarpį be kliūčių, be tokių staigmenų kaip supelyje, kambariai ir lietus, pasiklydimo, atšauktų skrydžių ir taip toliau. Taip kad, ką piešti? Farvaterį. Atostogom farvaterį. Visam kitam be abejo, apribojimų šalinimo algoritmą, nes jis pakeis galvoj tą mygtuką. Tai 11 klausimas skamba taip. Žiauriai viskas nervuoja. Atrodo, kad tyčia visi mane nervuoja. Grįžtu namo, kaimynai pradeda gręžti. O vyras sako, visą dieną buvo tylu, tik kai tu parėjai, pradėjo gręžti. Kaip man nustoti nervuotis? Noriu į negyvenamą salą, bet dabar neturiu galimybės. Aš, galima sakyti, atsakiau į šitą klausimą, kalbėdama apie lietų. Į šitam klausime aš galėčiau prikipti prie vienintelio paskutinio sakinio, aš dabar neturiu galimybės. Kas mums pasakė, kad
mes neturim dabar galimybės. Va čia iš vidinio vaiko. Apie tai, kad mes, kada girdime savo viduj tokius pasakymus kaip kvaiša, višta, tai ne tau, neįmanoma. Mes galime visada atskirti, kam priklauso tas vidinis balsas. Nes tai ne mūsų sielos balsas. Mūsų siela turi visas galimybės. Ir jinai nori viską patirti. Ir jeigu jinai nori, tai mes ir galim. O va tas aš neturiu galimybės, nu kaip tu žmogau nesinervuosi, jeigu tu pats savo pasakai, kad tu neturi galimybės. Jeigu neturi vienos, tai garantuotai neturi ir 50, ir 100. Ką mes darom, kai mes piešiam? Mes šalinam apribojimus, kurie neleidžia mums pamatyti tų galimybių, kurios egzistuoja erdvėje. Paprasti dalykai. Jeigu kilo noras kažkur išvažiuoti, jeigu jisai pakilo, čia tiem, kas žino, kas yra sąmonės piramidė, kas baigia neurobazę, ar ne? Jeigu jisai pakilo į tą lygį, kuriame mes jau suvokiam, kad mes kažko norim, tai mes tikrai turime visas galimybės tam norui įgyvendinti. Tiesiog turime ir apribojimų, kurie neleidžia mums jų pamatyti. Ir tie apribojimai, jie būtent pasižymi va tokiais smagiais dalykais, kaip tai ne tau, tai neįmanoma. Nenoriu to sakinio net sakyti, nes visi labai ilgam užkerta visus kelius. Tai yra labai mėgstama frazė apie pinigus, kas norit pasisakykit savo, bet aš jos nesakysiu, nes ačiū, bet man nereikia tokio gėrio, kaip apriboti save. Tai va, šitoj vietoj vėl dar ką noriu priminti. Mintis yra tiek stiprios pastaruoju metu. Pastebėkite tai, jos yra tokios stiprios, jos tokios galingos, jos taip veikia, kad kada jūs paleidžiat arklius su visais galimybių neturėjimais, su visais neįmanoma, su visais, ką tik įmanoma pasakyti savo ribojančio, jūs tos dalykus tiesiog perkeliat į gyvenimą. Paskutinis labai juokingas stebuklas mano yra, aš važiuoju vakarais maudytis į tokį prūdą, kuris netoli mano namų yra. Ir grįždama atgal, kadangi dabar su vidiniu vaiku dirba, matyt, kažkuri tai mano vaikiška dalis labai nori staptelėti mažoje kaimo parduotuvėje, nusipirkti bandelę su aguonom ir mažą buteliuką kefyro. Kažkas tokio, tiesiog labai noriu. Ir kada čia buvo vakar, ateinu šitą parduotuvę ir nėra mano bandelių su aguonom. Man taip liūdna pasidarė. Visokių bandelių yra, o mano bandelių nėra. Ir aš taip galvoju, va aš juk kūrėjas, juk gali atsirasti vienas maišelis bandelių su aguonom. Dėl manęs. O aš jau perrinkau viską, perdėliau. Ir tada aš grįžtu atgal prie ten, kur aš jau viską perdėliau ir randu vieną maišelį su savo bandeliam su aguonom. Ir tik tai sakau, ačiū. Tai va, tai veikia visur. Tai veikia visur. Ir ką piešti, ar ne? Ho'oponopono gręžiančiam kaimynui, ho'oponopono savo neturinčiai galimybių, ho'oponopono visiems, kurie nervuoja. Ką tai daro? Tai sutaiko jūs su savim ir su pasauliu. Bet irgi visai neseniai pamiršau paminėti, kad tai yra toks nuostabus daiktas ir dar plus jisai yra santykių ciklo bonusas. O piešimas absoliučiai veikiantis stipriai gerai ir kaimynui vieną kartą prapiešit ir jisai atras kitą būdą pasikabinti paveikslams ar ką jisai ten daro su savo sienom, bet jums tiesiog arba būtent jisai gręš tada, kada jūsų nebus namie. Tie dalykai reguliuojasi mintimis. Ir to mes mokomės visose mano kursuose. Man tai veikia. Daugeliu žmonių tai veikia. Jeigu jums dabar klausantis atrodo, kad tai keista, tai žinokit, kuo daugiau keistų dalykų savo gyvenime jūs padarysit, tuo jums bus įdomiau gyventi. Ir tuo daugiau naujo atsiras, o viskas, kas nauja, tai be abejo yra žingsnis į laimę, į ten, kur mes norim būti. Nes jeigu čia, kur mes esame, mes rašom, kad mane nervuoja, aš neturiu galimybių, kodėl man visada taip, vadinasi, mes norim būti kažkur kitur, o kad būtumėm kažkur kitur, mes turim pasirinkti, kaip mes jaučiamės, ką mes galvom.
Ir va tada mes būsime ten, kur mums yra gerai. O tas ten, kur mums yra gerai, realiai yra čia. Viskas. Ačiū Jums labai už pagalbą atsakant į klausimus. Ir dabar šitas nuostabus krepšiukas, pintinaitė. Mano gimtadienio dovana, kurioje taip smagiai barška susukti popierėliai, kuriuos užrašiau ranka, paglostydama kiekvieną dalyvį savo mintim, savo gražiais linkėjimais. Ir šios dienos konkurso dovanos yra tikrai vertingos. Tai yra 50% nuolaida Neurobazei, yra 75 eurų vertės dovana. Tai yra 50% nuolaida santykių kursui, dideliam, turiningam. Baigsit universitetą. Aš pati jį baigiau kaip universitetą ir vis norisi grįžti. Nes iš tikrųjų pieši ne vieną kartą, pieši tada, kada tau reikia. Tie dalykai, jie turi kaupiamąjį poveikį. Tu sutvarkai vieną situaciją, paskui kitą situaciją, bet juk nauji neuronai kuriasi. Pokytis vyksta nuolat. Tai va, santykių kursų 50%, kas yra 100 eurų vertės dovana. Ir trečias dalykas, ką aš šiandieną dovanoju, tai yra klubo narystė. Ir tai, kad aš pasakysiu, kad jos vertė, jos finansinis ekvivalentas yra 30 eurų, absoliučiai nieko nereiškia. Todėl, kad mes per mėnesį renkamės piešti 4 kartus. Klube yra didžiulė videoteka. Klube mes kalbamės, bendraujam, dalinamės, girdim, kaip sekasi kitiem. Tai yra labai graži bendrystė ir tai yra labai, labai daug piešimo. Tai va, tiesiog į klubą aš vis dėlto kviečiu ateiti baigus įvadą, nes tada daugiau naudos gali gauti savo, suvokdamas ne paviršių, o gelmę to, kas yra neurografika. Va, užteks plepėti. Plepėjimas irgi yra šitas nuodėmė. Bet plepėjimas yra ir mano darbas. Juk aš per piešimą, kiekvieną piešimą 3 valandas kalbu non-stop. Ir jeigu aš neturėčiau tokios įdos kaip plepumas, tai man nepavyktų dirbti savo darbo. Kita vertus, aš ištisom dienom tyliu ir piešiu viena, taip kad kartais pakalbėti galima. Reikia leisti savo kai kurios dalykus, net jeigu kas nors sako, kad tai yra nelabai gerai. Mano ranka dabar čiuopia tuos popierėlius, kuriuos aš pati ranką užrašiau, pati susukau ir traukia vardą tos dalyvės, kuri laimės Neurobazės kursui nuolaidą. Didelę 50%. Ir tai yra žmogus, kuris jau turi Neurobazę, todėl mes susisieksim, Daiva Vilkickienė, mes susisieksim ir nuspręsim, ką iš visų kitų kursų Daiva norėtų gauti mainais. Todėl, kad, daug turiu aš visko. Aš dar turiu šešėlį, aš dar turiu čakrų kursą, aš dar turiu kursą Drugelis, kuriame yra 3 algoritmai padedantis gauti atsakymą į bet kokį klausimą. Ten šis magija Drugelėje. Tai va, taip kad Daiva susisiekėm, nes Daiva turi Neurobazės kursą ir mes pakeisime tą laimėjimą kuo nors kitu. Taip, kursą santykiai, tai yra nuolaida kursui santykiai, laimė Rasa Ma. Rasa, susisiekit su manim. Pasitarsim, kaip ir ką daryti. Ir dabar labiau pamakaluosiu, nes aš žinau, kad šitam krepšelį yra vienas žmogus, kuris labai nori į klubą. O kai žmonės nori, taip norisi, kad jie laimėtų, bet neleidžiu aš savo
gudrauti, tebūnie taip, kaip bus. Tai bus mėnesio narystė klube ir ją laimi. Nu ir pasakykit, kad nebūna stebuklų. Ją laimi tas žmogus, kuris labiausiai norėjo, ir tas žmogus, dėl kurio norėjau aš. Samanta, aš tave sveikinu, nuo spalio mėnesio tu grįžti į klubą. Tai va, štai taip ir mūsų akivaizdoje įvyko stebuklas, kuris išmušė net žandus man raudoniu, bet man labai patinka, kad tai vyksta, man labai patinka, kad aš galiu tuo dalintis su jumis ir dar kartą kviečiu, ateikit į kursą Neurobazė, ateikit išmokyt. Ir jums nebereikės jokių instruktorių, ir jums nebereikės nieko, jūs galėsite patys kurti savo piešimus, kurti savo neuroistorijas. Nebent norėsis tos bendrystės, kurią mes turime klube, kuri yra nuostabi, ir tada be abejo galima piešti su visais, viską ir visada. O kas piešia, tas ir nusipiešia. Visus tuos dalykus, apie kuriuos mes kalbėjom. Ir gerą orą, ir žinias, ir energijų pojūtį, ir vidinius pokyčius, ir išorinius pokyčius, ir santykius, ir pinigus, ir viską galima nusipiešti. Iš tikrųjų, tai yra šios dienos mano žinia, kad nusipiešti galima viską. Ir aš sveikinu 3 laimėtojas konkurso, tai yra Daiva Vilkickienė, Rasa, Ma ir labiausiai Samanta, kuri taip norėjo į klubą ir ji pateko, tai buvo jos šios dienos stebuklas ir mano stebuklas. Taip pat ačiū, kad buvote stebuklo stebėtojais, ačiū, kad piešite. Šį mėnesį lauksiu įkvėpimo ir vėl išeisiu į eterį su piešimu, kuriame galėsite dalyvauti, kurį galėsite piešti ir laimėti dovanas kitą mėnesį. Tai ačiū labai už šį vakarą. Ir pasakysiu tai, ką sakau visada. Einam piešti. Einam. Aš einu piešti. Iki.